Jūs, senoliai Lietuvos, jūs esate turtas, nes jūsų išmintis, jūsų patyrimas, jūsų žinios, tai yra mūsų turtas. Tačiau galimas ir kitas požiūris. Mesgi į kapitalizmą perėjom. Kaip Erikas Fromas sakė, žmogus tai yra prekė, parduoti ir parsiduoti kuo daugiau. Tai yra tikslas. Jūs galit būti vertinami kaip balastas. Nelikvidi prekė. Ką su ją daryti? Vien vargas. Vien vargas. Be komentarų. Ką darė Lietuvos valdžia per 30 metų? Pagalvokite, kaip jūs vertino. Ta sisteminė valdžia. Jums reikia pas daktarus, natūralu. Jūs sergate, taip ir turi būti. Tai tokiu atveju, palauksite 5 mėnesius. Taigi turite laiko. Galima sutvarkyti, kad eilių nebūtų. Bet tada privačioj medicinai bus blogiau. Galima. Bet interesus reikia suderinti. O Seimas ir yra vieta, kur derina interesus. Taigi gyventi reikia, nepykite. Valstybė už jūs visus apmoka sveikatos draudimo mokestį. Ir valstybė sumoka 2 kartus mažiau, negu Lietuvos dirbantieji sumoka sveikatos draudimo mokestį. Tai negi čia mokėsi pilną kainą. Taigi pakentėsite, pensininkai. Jūsų balsas bus reikalingas tik prieš rinkimus. Ir Ingrida Šimonytė labai sąžiningai ir teisingai pasakė. Tylite 4 metus, jūs mūsų. Ir mes tylime. Savigarba. Tai ką darysi? Pensijos, aš žinau, kad žadės ir 1000, ir 3000. Nes, kaip sakė Amerikos demokratų partijos viceprezidentė Tulsi Gabbard, kuri buvo. Tikri politikai yra tie, kurie pasiruošia meluoti apie bet ką ir bet kur, kad tik juos išrinktų. Tai mano sąrašas, mes nesame politikai. Mes nenusiteikę meluoti. Ir mes sakome, pagrindinė kryptis ir užduotis, moralė ir padorumas yra šio Lietuvos pasaulio. Turi būti dimensija ir gali būti dimensija. Ir tada jokių problemų dėl jūsų pensijų. Lietuvos valdžia, čia sėdinti, šalia mūsų, priėmė politinį sprendimą labai seniai. Lietuvoje privalo būti badaujančių. Tiesiog privalo būti. Pasitikslinau prieš šitą susirinkimą. Beveik 200 000 žmonių Lietuvoje gyvena žemiau absoliutaus skurdo ribos. Nes pinigų nėra, pakentėkite. Suskaičiavau. Jeigu 200 000 žmonių kas mėnesį po 150 eurų padidintumėm pensiją, tai būtų mažiau kaip 400 milijonų. O mes Ukrainoje pasižadėjome, ne mes, jie, kuriuos aš vadinu išdavikais. Jie pasižadėjo Ukrainai po 500 milijonų kasmet. Ir jau 1500 milijonų padovanojome. Taigi palauksite, ne bėda. Taigi jūs kantrus. Nes moralinės ir padarumas kažkur kitur vaikšto. Putinui rūpinkitės patys Putinu. Aš rūpinosi Lietuvą. Ir Lietuva negali būti toliau pardavinėjama. Jeigu jums patinka pardavinėti, aš negaliu jums uždrausti. Nes aš esu vienas ir vienintelis Lietuvos pilietis. Jūs renkatės ir šiais metais yra vienintelis šansas pasirinkti nesisteminę jėgą. Ir užtat pabaigsiu lotyniškai sapienti sat. Protingam užteks. Ačiū Jums. Ačiū sąrašui numeris 5.